Mėlėjai, bičiuliai, visų pirma, tikrai nuoširdžiai dėkoju už parodytą pasitikėjimą. Priimu tai kaip labai aišku įpareigojimą. Suprantu, kad dar 2 metams man tenka labai svarbi pareiga ir didelė atsakomybė mūsų visai bendruomeniai. Tačiau, turėdamas tokius bendražygius kaip jūs, esu pasiryžęs drąsiai pasitikti visus būsimus ir pačius didžiausius iššūkius. Iš tikrųjų esame didelė jėga, negriaunanti ir skaldanti, bet telkianti ir kurianti kitokią, geresnę ir teisingesnę valstybę, europietišką ir ambicingą Lietuvą. Tokios valstybės norime ne tik mes, čia šiandien susirinkę, to trokšta ir dauguma Lietuvos piliečių. Per paskutinius metus tikrai daug pasiekėme ir apsijungėme, ir laimėjome rinkimus, ir suformavome permainų koaliciją, kuri nuosekliai dirba. Visą tai pasiekė tik todėl, kad to siekėte jūs ir vardan to dirbote ir to norėjo rinkėjai, Lietuvos piliečiai, kurie jau senai ilgėjosi permainų. Iš tikrųjų, jie tą labai aiškiai pasakė per praėjusius Seimo ir prezidento rinkimus. Priminsiu paprastus skaičius. Virš 240 000 piliečių balsų už mus ir arti 1 milijono balsų už mūsų remtą kandidatę, o dabar jau prezidentę Dalią Grybauskaitę. Ši pareikšta žmonių valia yra geriausias įrodymas, kad pastaruosius 8 metus valdžiusi senosios ir naujosios nomenklatūros sąjunga, pavertusi Lietuvą bejėgę ir pralaiminčią valstybę, tapo paprasčiausiai nebepakenčiama. Politinės valios deficitas, valdžios neveiksnumas ir neapginti bendrieji visuomenės interesai, kitokios Lietuvos ambicijos stygius, nepasirengimas ekonomikos nuosmukiui, suvešėjusi korupcija, tiesos slėpimas ir neatsakingas populizmas, tai tik keletas piliečiams akį badžiusių ir ankstės sistemos mums paliktų jų veiklos paminklų. Paminklų be abejo kabutėse. Todėl paskutiniai 2 rinkimai ir po jų į Lietuvą atėjusios permainos, mano įsitikinimu, reiškia žymiai daugiau, nei gali pasirodyti iš pirmo žvilgsnio. Su šiais rinkimais baigėsi postsovietinis laikotarpis, oligarchų ir nomenklatūros valdymo laikotarpis, cinizmo ir populizmo dominavimo šalies politikoje laikotarpis. Permainos gal dar nėra matomos labai aiškiai plika akimi, tačiau tai yra iš tikrųjų prasidėję tektoniniai pokyčiai. Tai gilūs struktūriniai lūžiai, esminiai pasikeitimai visuomenės lūkesčiuose ir įgyvendinamos politikos vertybėse bei ambicijose. Su šiais rinkimais leidžiasi saulė įsivešėjusioms monopolijoms, gremėzdiškam biurokratizmui bei valstybės turto grobsimui ir aušta paprastas ir skaidrus rytas veržliai bei konkurencingai ekonomikai, atsiveria daugiau erdvės vertybėms ir žmonių iniciatyvai, tvarkai ir padorumui valstybėje. Valstybės finansų stabilumo išsaugojimas, energetikos monopolių sutramdymas, ambicingo ir ekspertų pripažįstamo vienu iš geriausių Rytų ir Vidurio Europoje ekonomikos skatinimo plano parengimas ir įgyvendinimas, aukštojo mokslo reforma, biurokratijos saulėlydis, tai jau dabar mūsų padarytų ir pradėtų permainų pavyzdžiai. Intensyviai dirbdami per šį laiką, gal ir padarėme kokiu nors nelabai didelių klaidų, bet juk neklysta tik Gediminas Kirkilas. Mūsų visų pareiga ir atsakomybė toliau tęsti šias prasidėjusias permainas ir pateisinti piliečių pasitikėjimą, budinti ir kelti visą visuomenę iš ankstesnio nusivylimų ir nepasitikėjimo savimi bei savo valstybę.